Sausio mėnesį pradėjome pažintį su Grožio institutu Sotys. Šiandien norime parodyti dar vieną siužetą apie šį grožio centrą, kuriame yra įrengta pati pažangiausia technika, dirba kompetentingi specialistai, supa nuostabiai jaukia aplinka ir naudojama pati kokybiškiausia kosmetika. Taigi, užeikime į Grožio institutą Sotys. Sotys grožio institutą galima pavadinti grožio ir poilsio oazę. Čia sulauksite rūpestingos priežiūros, profesionalių paslaugų ir moderniausių technologijų siūlomų odos ir plaukų priežiūros sprendimų. Grožio specialistai įsitikinę, kad reguliarūs vizitai pas juos gali apsaugoti mus nuo streso sukeltų susirgymų. Kada ateina klientai, toks yra visiškai paprastas būdas, tai daugiausiai liečia kirpėjus, tai liečia plaukų priežiūros specialistus. Pabandyti pajudinti galvos odą. Mes tą galim pasidaryti patys namuose. Į odą galvos normaliai, jinai turi visą slankiot. Tu ją tiesiog jauti, kaip jinai po rankom slysta. Įkiškit savo rankas į plaukus ir pajudinkit galvos odą. Jeigu jinai yra įtempta, reiškia jūsų organizmas pasiekia tą streso būseną, kai jis gali pasakyti vieną dieną, stop, aš daugiau nebenoriu. O tas sustojimas gali būti nebūtinai dienos arba mėnesio, jis gali būti ilgalaikis. Taip atsiranda depresijos, taip atsiranda visokie skausmai, migrenos ir taip toliau. Jau beveik pusmetį Sotys grožio salone atliekamas ajurvedinis masažas. Senovės indų mokslas teigia, kad žmogaus dešinė kūno pusė atitinka vyrišką, o kairė moterišką energiją. Atliekant vienu metu abiejų kūno pusių masažą, šios energijos subalansuojamos. Kam rekomenduotumėte ajurvedinį masažą? Ajurvediniai masažai, kaip ir visi masažai, yra skirti žmogui atsipalaiduoti, nuimti stresą, nes dabar žmonių toks gyvenimo tempas yra, kad visi lekia kažkur tai skuba, pastoviai jaučia kažkokią įtampą, atsakomybę, stresą. Ir būtent masažas yra skirtas nuimti stresą ir įtampą ir atsipalaiduoti žmogui. O sakykit, kokius jums teko girdėti atsiliepimus iš klienčių po masažo? Šiaip žinokit, žmonės labai įdomiai reaguoja. Iš tikrųjų, būna toks pojūtis, kad žmogus atsikėlęs pasako, pavyzdžiui, jaučia tokius pojūčius, kaip vienas didelis žmogus masažuotų ir paskui tokių atsiliepimų dar esam girdėję, kaip sako, kad jeigu žmonės dažniau darytųsi tokius masažus, jie būtų atsipalaidavę ir geresni. Tai tiesiog iš tikrųjų labai keistas masažas, nes būtent protas būna čia ir dabar, kai masažuoja 4 rankos, atrodo, kad apima visą kūną ir subalansuoja vyrišką ir moterišką energiją. Dabar, šiuo laiku, kai stresai kiekvieną dieną ir ne po vieną, kartais ir po 15, dabar, kai tu visą atiduodi save darbui, kažkokiem reikalam, kai praktiškai poilsis tampa prabanga, netgi tie vakarai laisvi tampa prabanga, kodėl neleisti pasirūpinti savimi kitiems. Sulyginkit tą malonumą, nueikit į saloną, kad padarytų masažą. Kiek tai priduoda energijos, kiek tai nuima streso, kokį tai suteikia malonumą. Gera, teisingai atlikta procedūra, kaip teigia specialistai, gali atstoti paros miegą. Arba, jeigu tai yra seka procedūrų, savaitės atostogas. Dar viena Sotys naujiena – Leonor Grey spa procedūra plaukams. Tai itin maloni, atpalaiduojanti, stresą nuimanti ir galvos odą bei plaukus puoselėjanti procedūra. Yra 2 rūšių aliejai. Pirmas aliejus, kuris naudojamas plaukams, būtent po visą ilgį mes pasiskiriam tą aliejų, kuris vadinasi palmių aliejus. Jisai veikia kaip apsauga, labai gerai padrėkina ir pamaitina plauką. Ir mes naudojam šitą aliejų prieš plovimą ir prieš procedūrą. Ir antras aliejus, kurį mes naudojam odai. Būtent jisai veikia kaip pilingas, labai sudėtyje yra daug visokių eterinių aliejų, kurie labai gerai pamaitina svogūnėlį, atgaivina odą ir jeigu oda sudirginta, tikrai padeda atstatyti odos balansą. Labai daug visokių ingredientų eina į tą procedūrą ir pagal plauko būseną mes su kompiuteriu galim pasirinkti būtent kokią procedūrą ir kokių produktų mes galim parinkti tai procedūrai. Kiekvienas žmogus yra
skirtingas ir jisai turi savo plaukus ir savo odą ir dėl to mes jau mes negalim pasakyti, kad va tik viena procedūra ir visiems tinka. Kiekvienas žmogus ateina ir mes jau parinksim kiekvienam žmogui savo procedūrą plaukams. Mes kompiuterį galim pažiūrėti, kaip atrodo plauko svogūnėlis ir nuo šaknų, kaip atrodo plaukai. Ir toliau jau pagal plauką mes jau parinkam kaukę, kuri užsideda ant odos. Labai noriu pagirti orchidėjos kaukę, kuri labai gerai pamaitina būtent garbanuotus plaukus ir labai gerai atgaivina dažytus plaukus, o jazminų kaukė, jinai duoda labai daug blizgesio ir labai gerai padrėkina plaukus. Čia jau tokie pagrindiniai produktai, kurių mes visą laiką siūlom ir rekomenduojam. O šiaip tai, nepaslaptis. Moteriai prižiūrėtai, moteriai gražiai, lengviau gyventi. Ir aplinkinių pažiūra. Ką be pasakytų skeptikai, į tokią moterį yra kitokia. Sotys grožio institutas įsikūręs Vilniuje, Saltoniškių gatvėje 9A. Užsukite čia pasisemti grožio, poilsio ir atgaivos.